Labas rytas, tradiciškai trečiadienį su jumis sveikinuosi aš Dalia Vencevičienė, man malonu girdėti, kad susigirdime šį rytą ir taip pat pristatau mūsų šio ryto svečius, tai Lietuvos žurnalistų sąjungos prezidentas Dainius Radzevičius ir taip pat puikus žurnalistas, apžvalgininkas Arūnas Brazauskas. Labas rytas, ponai. Labas rytas. Labą rytą. Kaip jau supratote, gerbiami klausytojai, šį rytą kalbėsime apie žiniasklaidą, apie žurnalistų arsenalą, ginklus ir ar iš tiesų kokia Lietuva tokios ir žinios. Taigi pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą Dainiui Radzevičiui, Lietuvos žurnalistų sąjungos prezidentui. Ar viskas tvarkoje šiandien yra su žiniasklaida, jeigu žiūrėtume į turinį? Tai kalbėti apie tai, kad viskas tvarkoja, aš sakyčiau taip, vienintelis dalykas, kuris tikrai tvarkoja, tai už lango oras. Tai jis tikrai yra pavasariškas, o sakyti, kad viskas su žiniasklaida tvarkoja, tai reikštų pasakyti, kad visas mūsų gyvenimas yra toks tvarkoja, kad neturim jokių pretenzijų. Iš tikrųjų, aš sutikčiau, kad vienaip ar kitaip, bet žiniasklaida turbūt atspindi iš dalies bent atskiras mūsų gyvenimo sritis ir jeigu yra problemų teisėsaugoje, politikoje, ekonomikoje, versle, kultūroje, bet kur kitur, tai žiniasklaida šitoje situacijoje tiesiog negali išsiskirti. Todėl žmonės, kurie dirba žurnalistais ar kitą darbą, jie tiesiog logiškai dalyvauja normaliam gyvenime ir visos bėdos, kurios yra visuomeniai, didesnėm ar mažesnėm proporcijom tikrai atsispindi žiniasklaida. Arūnai, jūsų norėčiau paklausti. Jūs apžvalgininkas renkatės temas. Kaip jūs pasirenkat, kuri yra aktualiausia šiandien tema? Atsidarau ryte internetą, einu ten, bedžiu pirštų į didžiausią antraštę. Ir galvoju, ką aš manau apie tai, jeigu aš kažką žinau, o jeigu nežinau, tai perskaitau. Tai aišku, čia toks atsakymas galbūt nelabai rimtas. Tiesiog taip, kadangi paklausė, tai kažką reikia ir atsakyti. Be abejo, reikia sekti, reikia domėtis, stebėti, kas vyksta, aplinkui skaityti. Skaityti tik tai, kas vyksta Lietuvoje ir vis tik stebėti ir pasaulyje? Stebiu gal netgi daugiau, kas pasaulyje vyksta negu Lietuvoje. Aš tarp kitko atkreipsiu dėmesį, Arūnas, kaip patyrė žurnalistas, pasakė, man atrodo, raktinį žodį arba net sakinį, kad reikia skaityti žurnalistams. Tai aš manyčiau, apie tai reikia apskritai kalbėti, kad žiūrėti žurnalistai irgi turi, bet aš džiaugiuosi, kad tikri profesionalai vis dar skaito ir pagal tai vertina, kas vyksta. Netgi ne vien žurnalistiką reikėtų skaityti, bet jau čia kitas klausimas, mes nuklysime į lankas. Kad visiems verta skaityti, čia mes Arūnai turbūt nesiginčysim, bet žurnalistams tai tikrai reikėtų. Taip. Jeigu kalbame apie priemonės, apie ginklus, kuriuos naudoja šiuo metu žurnalistai, ar viskas yra gerai su etika, nes mes matom atsiranda begalės straipsnių, taip pat matom konfliktinių situacijų, kada atsiranda, tarkim, neleistinos nuotraukos arba vaizdai televizijos ekranuose. Žinai, Dalia, aš nemėgstu posakio, kad žurnalistai turi ginklų, nes ginklai jie kalba apie karą ir kartais mes galim turbūt dabar ir pasakyti, kad didžiausia bėda yra, kad dalis žiniasklaidos nuolat dalyvauja kažkokiuose karuose. Aišku, dažniausiai tai matyti yra informaciniai karai, bet būtent ginklų naudojimas, mano galva, ir tas įvertinimas, kad žurnalisto technikos profesionalumas, kūrybiniai pajėgumai vertinami kaip ginklai, iš esmės rodo didžiąją bėdą dalies žiniasklaidos, nes kare paprastai nebūna nugalėtojų. Ir aš visada sakau, kad jeigu paimsim netgi dabartinės aktualijas, kai kokios nors šeimos tragedija arba istorija tampa karu tarp visuomenės grupių, tarp politikų įsijungusių, dar tarp dalies žiniasklaidos, tai tokiam kare vienareikšmiškai labiausiai nukenčia paprasti žmonės. Ir aš vis dėlto labiau linkęs kalbėti apie ne ginklus, o galimybę žurnalisto. Ir aš šiandien žinau, kad žurnalistas turi du svarbiausius dalykus. Tai yra galimybės su dabartiniam technologijom kalbėti ir pasakoti, rodyti įdomiai apie svarbius dalykus ir svarbiausia, kad tai darytų etiškai. Jūs sakote, nukenčia žmonės, tai ką jūs turėjote omenyje, ar kad žmonės yra suklaidinami dėl tų karų vykstančių, ar čia yra kita priežastis? Aš manau, kad suklaidinimas yra mažiausia bėda. Šiandieną, jeigu žiūrėsime ir visais laikais, tik laiko klausimas, kada išaiškėja tiesa, todėl melas jisai dažniausiai išaiškėja viena ar kita forma, jeigu buvo paskleistas. Aš manau, kad daugiausiai nukenčia paprasti privatų žmonės dėl pernelyg didelio viešumo. Ir kai jų tragedija arba jų problema tampa tokia vieša, kad jinai iš esmės jau nebepadeda spręsti problemą, o iš esmės žmogų paverčia aktorium,
tam tikro sukurto virtualaus pasaulio aktorium, tai didžiausia matyti bėda, kai spektaklis baigėsi arba žiniasklaida palieka tokį žmogų ramybėje, o jam tenka su visu to gyventi. Ir aš kalbu ypač apie sudėtingas situacijas, kuriuose yra vaikai, neigiamas socialinis kontekstas dėl nusikaltimų ir panašių dalykų. Tai žinot, tokiem žmonėms to tapus pseudo herojams, jiems sunku suvokti, kad viskas baigėsi, reikia toliau gyventi. O jie gyvena su pačia aplinka, kur žmonės įpratę juos žiūrėti kitaip, šiek tiek kitaip vertinti. Ir apie tai be kalba ir jaunos nepatyrę žvaigždės, kurie taip papuola į pasaulį žiniasklaidos, jų privatus gyvenimas tampa toks viešas, kad po to jie patys spjaudos ir bėga nuo to, bet dėja jau jie būna tokiais patapę, tai yra aktoriais. Aktoriais ne savo valia, tiesiog dėl to, kad dalis žiniasklaidos kuria spektaklį. Yra tokių temų turbūt, kur žurnalistai patys turi būti labai atsargus, net jeigu paimtumėm tą pačią Kėdžių istoriją. Arūnai, kiek šioje situacijoje svarbu išlikti žurnalistui, pačiam prieš save teisingu, nes mes dar ir prieš laidą kalbėjom šiek tiek, kad ši istorija yra tokia istorija, kur mes nesužinom, tiek metų praeina, bet naujų faktų mes kaip ir nesužinom. Tai kiek svarbu ją eskaluoti tą temą, ar kaip likti pačiam prieš save sąžiningai? Aš grįžčiau, kalbėdamas apie Kėdžių istoriją, aš grįžčiau į pačią pradžią. Juk niekas nieko pradžioje išties nežinojo, išskyrus šeimos narius. Ten buvo kalbama, kažkas tai svarstoma ir tam tikrų metų Drąsius Kėdysis nusprendė tapti žurnalistu. Kabutėse be abejo, jis neplanavo žurnalisto karjeros, bet jis tapo tiesiog savarankišką žiniasklaidos priemonę. Jisai padarė produktą, įrašė į diską ir išplatino pakankamai didelių tiražų. Ir aš kaip žurnalistas sureagavau į tai, aš skambinau jam. Man nepavyko jo surasti, o po to aš numojau ranką, nes tiesiog kitos žiniasklaidos priemonės ėmėsi eskaluoti šitą temą. Jinai buvo dar kelis kartus aprašyta laikraščiuose ir man rodos kažkokia televizija apie tai parengė laidą čia iki tų lemtingų šūvių. Bet ką aš būčiau jam pasakęs, kaip žmogus ir kaip žurnalistas, jeigu man būtų pavykę su juo pakalbėti, aš būčiau paklausęs, ką tu darai, praeis keleri metai ir tas žmogus, kuris yra pagrindinis liudytojas, veikėjas, ta maža mergaitė, ten net jos vardas yra minimas, tai kas, kad jos veidas uždangstytas. Jinai turės gyventi su visa ta našta, kurie yra primesta visiškai nesiklausus to, kas jos nebuvo paklausta, ne? Ar jinai nori tokios viešumos. Tiesiog pastatė prieš kamerą, jinai papasakojo, kaip mokėjo ir jai su tuo teks gyventi. Tai šiuo atveju tai yra išties ir žurnalistinės etikos klausimas, nors, kaip sakau, Drąsius Kėdys, jisai buvo žurnalistų tik tai labai sąlygiška prasme. Tai visi tas pamatinis klausimas, kuris buvo pačioj pradžioje, jisai ir dabar yra, manyčiau, pakankamai svarbus, nes aš neįsivaizduoju, kaip, pavyzdžiui, tie žmonės, su kuriais gyvens ta mergaitė, kaip jie filtruos informaciją, kuri ją pasieks, nes, drausti vaikui prieiti prie kompiuterio, tai būtų kažkaip nerealu, tai tada ją reikėtų uždaryti visiškai uždarą patalpą ir neleisti su nieko susitikti. O jeigu jinai prieis tik tai prie kompiuterio, tai tada neįmanoma filtruoti, jinai perskaitys visą tai ir pamatys save ir pradės uždavinėti klausimus. Ir tai įvyks už kelerių metų. Dainiau, yra įstatymai saugantis vaiką, ar ne? Žurnalistai turėtų naudotis čia šioje situacijoje ne tik etikos kodeksu, bet ir įstatymiškai yra apsaugotas vaikas. Šioje situacijoje ar viskas buvo padaryta, kad apsaugoti vaiką? Aš manau, kad mes labai dažnai kalbėtume apie žurnalistiką, susiaurinam pokalbį ir atsakomybę iki konkretaus vieno žurnalisto. Žinot, žurnalistai yra iš tikrųjų, be tų, kurie dirba savarankiškai patys savo, jie yra tam tikro kolektyvo nariai ir kiekvienas toks kolektyvas paprastai vadinasi redakcija. Ir tose redakcijose yra labiau patyrę žmonės ir nebereikloje yra labiau patyrę, jie vadinami vyriausiais redaktoriais arba redaktoriais. Tai yra žmonės, kurie iš esmės prižiūri visą turinį ir pagal įstatymą yra atsakingi už viską,
kas vyksta eteryje, laikraščio puslapiuose. Tai aš vis dėlto sakyčiau, kad šiandieną nepelnytai pamirštame tuos žmonės, kurie iš tikrųjų kasdieną sprendžia, kas atsidurs eteryje, kaip atsidurs eteryje, kaip tai žurnalistai pateiks. Ir aš vis dėlto linkęs galvoti, kad pernelyg paprasta būtų viską suversti konkrečiam žurnalistui, kad jis netinkamai pateikė arba netai pateikė. Man vis dėlto būtų priimtiniau kalbėti apie tų atsakingų žmonių vaidmenį ir kodėl jie nusprendžia, jog taip reikia kalbėti apie tą problemą, nes niekas niekada nesiginčys, turbūt ir žurnalistai pritars, jog nėra tokių temų, kurios yra iš viso tabu. Iš principo visuomenėje reikia apie daug ką kalbėti ir žurnalistai yra tie turbūt, kurie kalba net tada, kai dauguma žmonių nori tylėti, ar politikai, ar patys žmonės nemėgsta temų. Bet klausimas visada ir kai kalbam apie etiką yra, kaip tai darome, kaip renkame informaciją, kaip ją apdorojame ir kaip paskelbime ir kaip elgiamės, kai po to matome, kas gavosi iš to, ką paskelbime. Tai aš manyčiau, kad vis dėlto didžioji bėda yra labiausiai su tuo, kas susiję jau su tuo, kas atsitinka, kai mes pamatom rezultatus savo paskelbtos informacijos. Pavyzdžiui, kad ji buvo neteisinga, arba kad ne viską mes pasakėm iki galo, ar mes ištaisom klaidas, ar pateikėm kelias nuomonės. Čia yra turbūt didžiausiai bėda, kad dalis žiniasklaidos ir dalis žurnalistų mes kartais dėl darbo specifikos šiandien, dėl skubėjimo užmirštame, kad negalima tiesiog lėkti. Reikia karts nuo karto sustoti ir pažiūrėti, ką mes darome. Tai įstatymai, apie kuriuos kalbam, jie yra ribiniam atvejams skirti saugoti nepilnamečius ir ne tik juos, ir tautinės mažumas, ir daugybė kitų visuomenės socialiai sudėtingai gyvenančių grupių, bet mes negalim pamiršti konkretaus žmogaus kiekvienoje istorijoje. Istorija labai svarbi gali būti kažkuriam periodui, kad mes paveiktume visuomenę, politikus, atkreiptume dėmesį, bet mes turim nepamiršti, žmonės po to gyvena. Bet čia tikriausiai mes kalbam ne tik tada apie etiką ir tą lėkimą, nes, dienraščių iš tikrųjų tikslas pirmiem paskelbti naujieną, ne tik dienraščių, bet dabar jau turbūt portalai pirmieji. Portalų ir radijos stočių. Bet jeigu kalbėtume apie reputaciją žurnalistų arba pačios redakcijos reputaciją, mes šiuo metu galime apie tai kalbėti ir apskritai jos turi tą reputaciją. Jeigu mes nekalbam žurnalistiką, bet kokiam kontekste minėdami apie reputaciją, tai mes ir nekalbam apie žurnalistiką iš viso. Nes aš vis dėlto laikausi irgi tos pozicijos, kad žurnalistikos išskirtinumas iš daugybės kitų profesijų ir net iš visų profesijų, kurios susitinka žiniasklaidoje, aš turiu omeny šoumenus, tokius kaip Arūnas Valinskas, kuris laikinai Seime, ir daugybė kitų žmonių, kurie kuria turinį, tai žurnalistika visais laikais tik tuo ir skyrėsi, kad jinai turi reputaciją, ją saugo, brangina, didesnė ar mažesnė, bet jinai remiasi reputacija. Jeigu nėra reputacijos, kuri sukuriame būtent etiško darbo, tai iš esmės tai ir nebėra žurnalistika iš viso, iš principo. Ir todėl visais laikais žurnalistika be profesionalių kažkokių kriterijų, tarkim, kad žmonės sugeba ten mokėti kelias kalbas, surinkti informaciją, šaltinių, visada skyrėsi dar ir tuo, kad žmonės turėjo reputaciją, kalbėjo apie reputaciją, brangino. Nes Arūno minėtas pavyzdys, kai žmonės trumpam tampa ale žurnalistais, tai ir parodo tą skirtumą, kad mėgėjiška žurnalistika arba dabar dažnai madingai vadinama piliečių žurnalistika, jinai to išsiskiria, kad piliečių žurnalistikai nekeliami tie patys kriterijai kaip ir profesionalam, tik dėl to, kad tie žmonės yra neparengti, jie nesusidūrė, jie neišmano tų dalykų ir iš jų reikalaut būtų per sudėtinga, o profesionalai tuo ir išsiskiria. Arūnai, Dainius paminėjo tokį dalyką, kad redakcijos jos turi apsvarstyti visas galimas pasiekmes paskelbtos informacijos. Ar redakcijos paprastai tai daro, nes jums irgi teko būti vyriausių redaktorių? Taip. Pasakyčiau labai galbūt abstrakčiai, kad reikia kiek redakcijų, tiek įvairiausių stilių. Gal taip pradžioje. Iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie kiekvieną žiniasklaidos priemonę atskirai ir ten jas nagrinėti, svarstyti, žiūrėti jų istorijas ir taip toliau. Pratęsiant tai, ką sakė Dainius, tai be abejo reputacija yra labai svarbus dalykas, tačiau, jeigu reputacija bloga, tai kas tada būna, jeigu reputacija smunka? Tai aš manau, kad vis dėlto Lietuva ir ta pavyzdinė vakarų žiniasklaida, į kurią orientuojamasi, tai du skirtingi pasauliai vis dar. Arūnai, ne visiškai, nes yra Lietuvoje gerų labai išimčių.
Gerai, tai tu apie išimtis pakalbėsi, bet man kažkada netaip seniai, prieš kelis mėnesius, padarė įspūdį News of the World istorija, tai yra Didžiosios Britanijos dienraštis, na, jis nebuvo kokybinis dienraštis, mes jį vadinam tabloidais, galbūt vadintume, ir jis buvo uždarytas dėl skandalo, kuris kilo dėl to, kad žurnalistai jie įsilauždavo į duomenų bazės, šnipinėjo faktiškai kai kurios asmenys, neetiškai elgėsi, bet vis dėlto tas smūgis, galutinis smūgis šiam dienraščiui tai buvo, kad nusigrėžė reklamos davėjai. Tai aš pagalvojau, kad štai, na, kiek Lietuvoje būtų boikotų, arba bent jau bandymų organizuoti boikotus. Iš tikrųjų, rimtų žiniasklaidos boikotų aš kažkaip nepamenu. Čia apie reklamos davėjus turime ypač. Aš kalbu apie skaitytojų boikotus, na štai, neskaitykim. Tai jis vyksta, Arūnai, tiražai, kurie krenta kai kurių dienraščių, mano galva, tai yra aiškiausias boikotas, nes tiesiog žmonės neprenumeruoja. Tačiau vis dėlto pastatyti žiniasklaidai vietą, tai aš manau vis dar gali tik tai reklamos davėjai. Visiškai sutinku ir aš berods turbūt paminėsiu vieną iš išskirtinių atvejų visai neseną, kai mane iš tikrųjų nuoširdžiai nustebino, kai viešoje erdvėje pasirodė po televizijos TV3 eteryje, na, kaip sakė, išgerusio, tada daugelis žiniasklaidos priemonių rašė Šapranausko pasirodymas ir tada nuskambėjo viešo erdvėje, kad dalis reklamos užsakovų gali nebeužsakyti reklamos tokiose laidose, nes jaučia, kad gali būti irgi tokia nepagarba rodoma jų reklamos užsakovam, tai yra auditorijai. Tai turbūt vienas iš pirmųjų atvejų, kai pasigirdo tai. Kita vertus, aš galiu turbūt pasidžiaugti, kad vis dėlto ir kai kurios bendrovės vienu metu labai aiškiai pasakė, kad jie nedirbs netiškai su kai kuriam žiniasklaidos priemonėm, pavyzdžiui, nedarys vadinamų užsakomųjų paslėptos reklamos straipsnių. Aš pamenu puikiai, kada Omnitel bendrovė tą viešai deklaravo ir pasakė, tai tokių didesnių bendrovių, įtakingų bendrovių požymių vis dėlto ir mes civilizuotoje Lietuvoje jau dabar turime. Dar prieš 10 metų tai buvo apskritai toks turbūt neįsivaizduojamas dalykas. Todėl tam tikras renesansas ir pavasaris, aš manau, vis dėlto yra, Arūnai. Na, mes turim proveržį tam tikrą. Tai džiugu, tiesiog pataisai nuotaiką savo šiais pavyzdžiais. Ne tik man, aš kai ką esu girdėjęs, bet matyti ir klausytojams. Apskritai, Arūnai, kaip jūs vertinate užsakomuosius straipsnius? Na, kaip aš juos vertinu? Tai yra būdas išgyventi dideliai daliai žiniasklaidos. Tai aš vertinu, na, prieštaringai, gal sakykime taip, aš čia nevaizduosiu šventojo. Taip, tai yra toks dalykas, jis egzistuoja. Na, šiuo atveju labai viskas priklauso nuo konkrečios redakcijos, nuo leidėjo pozicijos, nuo to, kaip jisai tvarko reikalus ir kaip jis tvarko savo piniginius srautus. Tai čia jūs kalbate turbūt apie žymėjimą užsakomųjų straipsnių, nes dalis dienraščių pasirenka vis tik nežymėti. Taip. Jie yra nežymimi. Tokiu būdu skaitytojas turi pats bandyti susivokti, kas yra užsakomasis, kas yra neužsakomasis. Tai mes natūraliai priėjome prie kito veikėjo šitoj žiniasklaidos ir visuomenės santykių erdvėje, tai būtent prie valstybės. Tai gal aš čia dabar padarysiu pauzę. Dainius, gal tegul pirmas, ką nors pasako apie mūsų mylimą ir gerbiamą valstybę, o aš pratęsiu. Aš manau, kad, na, jeigu Arūnas jau padarė pauzę, tai kalbėti apie valstybę čia mes visi vienodai galim ir nėra čia pirmų ir antrų. Ir aš vis dėlto, aš linkęs būčiau netapatinti valstybę su valdžia, nes tai labai dažnai daroma ir ypač, kai kalbam apie žiniasklaidą, ypač pastaruoju metu turbūt kažkaip, nežinau, su kuo tai susiję, bet vis daugiau žmonių kalba, kad reikalinga kažkokia valstybinė politika, valstybės pozicija. Aš bijau visada šitų dalykų, nes paprastai, kai kalbam apie valstybinę politiką, dažniausiai realiam gyvenime tai reiškia, kad valdžia sugalvoja, kaip kas turėtų atrodyti ir būti. Ir mes turim pavyzdžių, kai visai netoli Lietuvos, čia gretimoje valstybėje tokia Rusija yra, doktrinos prezidentas po to išleidinėja, kaip turi kas veikti žiniasklaida. Aš vis dėlto tokių dalykų, manyčiau, mes turėtume vengti kaip valstybė. Ir aš vis dėlto manau, kad ypač apie žiniasklaidą, kalbant, pamatiniai dalykai yra 3, nuo kurių mes turime visą laiką atsispirti. Tai kokybės parametrus kuria pirmiausia, aišku, patys žurnalistai ir redakcijos, bet
jie vieni tikrai to nepadarys, jeigu nebus pilietiškai nusiteikusi ir apskritai tam tikros kokybės siekianti auditorija, tai yra žmonės patys nenorės vienokios ar kitokios kokybės ir tikrai jau šiais laikais neįmanoma to padaryti ir be vadinamų vis dėlto reklamos užsakovų, tie, kurie sumoka už turinį, nes akivaizdu, kad daugelį išsivysčiusių valstybių didžiąją dalį žiniasklaidos šiandieną kaštų padengia vienaip ar kitaip reklamos užsakovai, nes vartotojas įprato arba buvo įpratintas gauti turinį, iš esmės kaip ir beveik nemokamai. Aišku, tai sumoka reklamos užsakovai paprastai. Ir šitas naujas įprotis, jisai apjungia visas tris grandis į vieną ir jeigu viena tik tai grandis kažkuri labai sieks, sakykime, kažkokios kokybiškesnės žiniasklaidos, nieko iš to neišeis. Aš vis dėlto tikiu, kad valstybė, jeigu kalbame, tai viskas priklauso nuo mūsų visų ir aišku, žurnalistai moralinę atsakomybę savo gildį turi prisimti už savo darbą, bet jeigu kalbam apie galutinį rezultatą, tai turim visi prisimti vienodai ir aš labai nemėgstu žmonių, kurie sako, tai čia jie kalti dėl visko, pavyzdžiui, ar žiniasklaida, ar verslas, ar žmonės. Nėra kaltų, aš tik manau, kad visi mes turime būti atsakingi. O dabar, jeigu kalbant apie profesionalumo ir kokybės santykį Lietuvoje, koks jisai yra, jeigu kalbame apie žiniasklaidą? Kiek mes turime profesionalų žurnalistų? Tai jų mažėja, jeigu imtume nuošimtį, turbūt dėl to, kad mėgėjų atsiranda vis daugiau ir tai yra natūralu, nes šiandien žiniasklaida visa, įskaitant internetą, įleidžia kiekvienam mėgėjui iš esmės kurti turinį. Tai jeigu žiūrėsime, kiek prigeneruojama turinio socialiniuose tinkluose, tai aišku, kad didžiąją dalį daro jau neprofesionalų žmonės, dėl to, kad jie tiesiog tai gali daryti. Bet aš vis dėlto manau, kad ir jaučiu, ir žinau, ir tą tyrimais patvirtinsim turbūt bet kokiais, kad profesionalų sukurtas bet kuris turinys žiniasklaidoje, nuo pramogos iki žurnalistikos, vis dar susilaukia didžiausio dėmesio, ypač ilgesnėje distancijoje, nes galbūt mėgėjas, kuris nufilmavo Fukušimos sprogimą trumpam ir galbūt ilgam su to savo vienu kadru liks viso pasaulio atminty, bet tik tiek ir matyti ir pavyks jam, nes aš netikiu, kad jam pavyks 100 kartų nufilmuoti kažką panašaus. Nedaug dievė. Nedaug dievė, jeigu apie Fukušimą kalbam, žinoma. Tai davė. Apie profesionalumą. Sutinku su Dainium, kad profesionalumo apskritai mažėja žiniasklaidoje pastaraisiais keliais metais tas. Bet žurnalistų nemažėja. Bet čia klausimas, mažėja ar daugėja, nežinau. Man yra tekę bendrauti su jaunais žmonėmis, kurie yra baigę žurnalistikos studijas. Pats aš esu ekonomistas, aš nesu žurnalistas, iš lietuvių kalbos turėjau stiprų 4 vidurinį mokyklą. Niekad nemaniau, kad man teks tą 4 kažkaip paversti vos ne amato pagrindų savo. Bet čia jau kitas dalykas. Tai grįžtant prie to profesionalumo, aš paimsiu vieną labai siaurą sritį, tai politinė žurnalistika ir žurnalistika, kuri nušviečia užsienio įvykius. Tai yra tokia nuomonė tarp leidėjų gal daugiau negu tarp redaktorių, kad reikia surasti jauną žmogų, kuris rašytų apie Seimą, reiškia. Arba rašytų apie vyriausybę. Bet reikalas tas, kad vis dėlto čia yra labai svarbus dalykas patirtis ir jeigu mes palygintume netgi su kaimyninė Lenkija, kokie žmonės priklauso tam žurnalistų klubui, kuris rašo apie prezidento veiklą, apie vyriausybės, jų Seimo veiklą, tai mes matytume visų pirma amžiaus tam tikrą skirtumą. Ten yra mažiau jaunų veidų ir daugiau tokių solidesnių. Tai čia iš tiesų žmogus turi ilgai trintis tose sferose, jisai turi išmanyti mechanizmą, kad jis galėtų kokybiškai bent jau problemą suformuoluoti. Tai Lietuvoje aš pasigėšiau tam tikro supratimo. Tas pats sakytina ir apie užsienio įvykių nušvietimą. Apskritai Lietuvoje gal nėra tokio sluoksnio skaitytojų, kurie nuolatos taip domėtųsi užsienio įvykiais nevirtuvinių lygmenių. Tai tada tokiems žmonėms būtų galima rašytis, būtų tam tikras dialogas tarp žurnalisto ir skaitytojo arba klausytojo. Jūs atsiminėte apie turinį, iš tikrųjų, kada ir kaip žurnalistai nusprendžia, koks turinys yra įdomus Lietuvos gyventojams? Kaip nuspėjama, kokia antraštė turės pasisekimą, kokia ne? Yra paprastų būdų. Yra keletas raktinių žodžių, kurių aš nenoriu sakyti eterį.
kurie visuomet tikriausiai patrauktų dėmesį. Na, todėl ir nenoriu sakyti, kad nenoriu aš to dėmesio dabar. Ir nenoriu, kad tai būtų prieš paskutinis kartas, o gal net ir paskutinis šitame eteryje. Na, aš manau, kad tai atraišia dar čia pusę bėdos. Vis dėlto man yra įdomiau ir kartu daugiau savotiško nerimo kelia tai, kad redaktoriai neretai pasirenka tokias sąmokslo teorijos schemas, kurios pateikiamos už tikrą pinigą ir labai nekritiškai eksploatuoja tam tikrus dalykus. Aš čia nenoriu leistis į detalės, bet labai nesunku atrasti, kad yra keletas žiniasklaidos priemonių, be abejo, redaktoriai už to stovi, kurie nuosekliai metai iš metų varo tam tikras keistokas teorijos apie mūsų politinį gyvenimą. Jos yra tokios mitologinės daugiau. Dainiau, ar yra galimybė kažkokia, kaip žmogui iš tikrųjų atskirti tą gryną pinigą? Žinot, gryną pinigą senais laikais buvo labai toks paprastas metodas. Grynas, tai turime omeny metalą patikrindavo. Tai auksinė dantim, jau dažniausiai dantim. Tai aš manau, kad reikia labai panašiai daryti. Iš tikrųjų, kada žmogus gali patikrinti? Kai tu turi patirties, tikrinės ir lyginės su kitais. Nes suprasti, kas yra tikras auksas, gali tik tai tada, kai prieš tai esi čiupinėjęs ir ragavęs ir kandęs ir netikra. Tai tam tikri yra požymiai. Todėl aš visada maniau, kad žurnalistai, kaip ir bet kurie kiti žmonės, turi žiūrėti viską kritiškai, tai auditorija tikrai turėtų taip daryti būtinai. Ir norim ar nenorim sakyti, kad reputaciją ar pasitikėjimą turi užsikariauti ten kokia nors viena žiniasklaidos priemonė kuo didesnės auditorijos, tai yra mitas. Aš irgi manyčiau, kad tai yra fantastika šiais laikais, nes žmonės vartoja įvairią žiniasklaidą, gyvena su radijum, televizija, internetu, dabar ir išmaniaisiais telefonais nuo ryto iki vakaro, todėl viską mes pažįstam lygindami. Ir aš nemanau, kad apskritai galima kalbėti apie kažkokį bendrą žiniasklaidos arba žurnalistikos lygį, nes bendri lygiai, kaip ir statistinis koks nors gyventojas Lietuvos, dažniausiai yra toks, kokių mes realiai gyvenime neturime. Nes kai pasakai, kad Lietuvos statistinis vidurkis atlyginimo yra ten 2000 litų truputėlių, tai beveik pusė Lietuvos tau gali galvą nukirsti už tokius žodžius, nes tie, kurie gyvena iš minimalios algos arba labai panašios, sakys, kur tu matai tokią vidutinę algą. Pavyzdžiui, yra kaimų, kur ten nieks tokios neuždirba vidutinės algos. Tai žinot, aš manau, kad tie statistiniai dalykai jie kartais labai klaidina žmonės. Reikia žiūrėti realiai kiekvieną atskirai ir Arūnas labai gerai, man atrodo, pasakė apie tai, kad yra keistų tokių reiškinių, kurie arti ne žurnalistikos, o fantastikos ir sąmokslo teorijų arba tokios, nežinau, pramoginės žiniasklaidos, kuris tik priskiria žurnalistikai, todėl žmonėms reikia žiūrėti ne į tai, kas kuo save pavadino, o kuo yra iš tikrųjų. Ir kas yra iš tikrųjų, tai mes turim visą laiką bent keletą požymių, kaip patikrinti ir atskirti žurnalistiką nuo subjektyvios, vadinamos pseudo žurnalistikos. Tai kai yra keli informacijos šaltiniai, kai yra daugiau tiesioginės informacijos, o ne užkadrinių išvedžiojimų, pasakojimų, apibendrinimų. Ir aš dar kartą pasakysiu, kad yra dar vienas toks lingvistinis požiūris, kaip labai atskirti galima žurnalistiką nuo publicistikos arba subjektyvios tokios medijos. Tai žiūrėkite, kiek yra kiekvienam sakiny veiksmažodžių ir būdvardžių. Tai jeigu būdvardžiai dominuoja, na, pavyzdžiui, kokie nors apibūdinimai, ten skandalingai pagarsėję, ten kokie nors ten susikompromitavę ir taip toliau. Prieštaringai vertinamas toks yra, man visiškai nesuprantamas. Daugybė kitų apibūdinimų, tai jeigu tik dominuoja žmogaus apibūdinimai, tai greičiausiai tai yra subjektyvioji pusė, nes apibūdinimai yra visoks subjektyvus. O jeigu dominuoja daiktavardžiai su veiksmažodžiais ir daiktavardžiai, kaip sakau, normalūs, o ne iš tos patvorės žargono, kuris dabar irgi gana madingas žiniasklaidoje, tai viskas čia yra gerai. Tai žiūrėkite, kiek ko dominuoja. Jeigu dominuoja pirmieji pavyzdžiai, tai tikėtina, kad tai turbūt nelabai žurnalistika. Kadangi mūsų laida artėja prie pabaigos, norėčiau Jums užduoti abiems paskutinį klausimą. Iš tikrųjų, kokią matote ateitį žurnalistikos? Ir kaip Jūs minėjote, kad iš tikrųjų statistiką tam negali pamatuoti, bet mes patys, kiek esame apklausę mūsų klausytojų, poreikis yra pozityviai informacijai. Ar tokia informacija turi ateitį ir jinai gali užimti kaip nišą? Tai be abejo turi ateitį pozityvi informacija, net ir nemalonius dalykus galima pateikti taip, kad žmonės nesinervintų. Vis dėlto mes taip palėtėm valstybės vaidmenį ir nuo jos atitolom. Aš noriu pasakyti, kad kol kas neįsivaizduoju kito subjekto, kuris galėtų, sakykime, kad ir tą pačią
paslėptą reklamą išgaudyti arba kažkaip ieškoti kitų, reiškia, dalykų, kurie nėra labai suderinami visų pirma su įstatymais, Lietuvoje veikiančiais įstatymais. Čia yra platesnė tema, aš nenoriu plėtotis, bet nepamirškime ir tos policininkų šiuo atveju. Yra vartotojų teisų apsaugos tarnyba, beje, kuri turi dirbti šitos srityje. Taip. Dainiau, jūsų paskutinį. Aš pasakysiu taip, kad aš visą laiką džiaugiausi ir tikėjau, kad kiekvieną periodą gyvenimą, sunkų gyvenimo periodą pakeičia renesansas. Tai kaip žiemą pakeitė pavasaris, aš žinau, kad žurnalistika visada turi šviesią ateitį, ypač profesionalinės, kitaip tiesiog neįmanoma. Žmonės visada, ypač sunkiais periodais, ieško ir patikimų informacijos šaltinių, patikimos informacijos, todėl žurnalistai, kurie brangina savo reputaciją, ilgalaikį perspektyvą visada turės ir duonos, ir galimybių veikti, todėl niekas nepasikeitė, viskas turi ateitį ir ypač geri dalykai. Ačiū mūsų pašnekovams, mūsų studijos svečiams, tai Lietuvos žurnalistų sąjungos prezidentui Dainiui Radzevičiui ir apžvalgininkui žurnalistui Arūnui Brazauskui. Na, o klausytojams linkiu pasilikti su Laisvąja banga, netrukus Laisvosios bangos žinios.